Praeitam vlogę matėte. Esam Atlantic City, palaikyti Eimanto Stanionio. Let's go. Kur let's go? Varom pasidėti stavkę, nes čia geras kofas 6. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Šiandieną keliausime po Tokio. Jau esam viduj, šaly, kaitinam tas visas nesąmonės lėktuvus, perkam biletą į metro. Atsirišo batas. Žodžiu, būsim 3 savaitės Japonijoje, tai išeis daug video vlogų. Šiandieną yra kovo mėnesio 21 diena. Tiesiog aš jūs informuoju, ant kiek yra delėjus vlogų, bet tas yra ir įdomu, nes jie niekada bus nepasibaigiantis. Čia visur vending machines yra, visur pilna. Nu, čia yra, kol kas aš jums galiu pasakyti, kad čia yra visai kosminė šalis. Įdėjau 10, o eik tu nas. Po štuką. Tokis bilietukas? Nu, na. Gerai, karočiai. Let's go. Pasidarė juodas. Prieš tai buvo iš abiejų pusių baltas, o dabar juodas. Kokio dydžio čia tas metro. Ir aš iš karto jums noriu pasakyti, pas juos metro nieks nešneka, mirtina tyla. Tai aš tenai įlipdamas pradėsiu filmuoti ir jūs pamatysit, ant kiek tenai yra viduj mirtina tyla. Šiuo nieks nesveikia. Mirtiniausia tyla. Įmetat pitakėlį, visų sireną. Išlipom ir kaip minėjau, visur vending machines. Kokių nori gėrimų. O tik tai tu nori. O dabar keliaujam toliau link mūsų tikslo. Pagaliau išėjom į viešumą. Ką mes čia veiksim? Keliaujam pasižiūrėti iš seniausią šventyklą. Seniausią šventyklą Tokijoje. Mersas taip tiesiog įdomus parkingas labai. Tipo, čia chata, pys parkingas, tiesiog asmeninis. Kai buvom kažkur tenai su arkliu kažkokiam video, kai buvom po kalėdų mugės, tenai arkliai tampo, o čia žmonės tampo. Čia matote vieną moterytę. Tikrai keistas pasirinkimas, kad žmogus tempia. Niekas čia su nuo saulės akiniais vietiniai nevaikšto. Žinai dėl ko? Pačioj čia yra ne tai, kad užduota, čia atkreipienas, čia niekur negalima net nusipirkti tamsintų nuo saulės akinių, nes čia atsicijuojasi, kad tu esi tipo su mafija, tu esi jakuzos, nes tik tai jakuzos leidžia savo nešioti čia tipo nuo saulės akinius. Aš nežinau, kiek čia yra teisybės, kol kas aišku dar nemačiau nei vieno šios tautybės su akiniais tamsintais. Aš čia mačiau tik tokią šitą, bet nu yra logikos. Aš kažkaip įsivaizduoju šąją, kad čia maždaug visur ir visada bus tiek žmonių. Dar čia skaitau, kad žmonių nėra daug, bet mums tenai dar toliau tiesiai eisim. Kas čia šaika per filmą? Atvažiavau į Aziją, o čia atrodo, kad nežinau, kur. Tai žodžiu, čia yra labai daug įvairiausių matome parduotuvyčių. Žodžiu, kažką įdomaus rasiu, aš jums parodysiu. Dabar keliaujam tiesiai link šventyklėlės pačios. Nes čia tas turgelis, tai jisai toks turgelis kaip turgelis. Kas iš Kalniečių, iš Kauno, tai Kalniečių turgelis. Ta pati Aldona dirba, ta pati. Dar vienas greitas pastebėjimas, kad jeigu turite jau iš rūbų, kuriuos išaugot, tai siūskite į Japoniją. Nes čia aš pastebėjau, kad čia fashion, tai grinai būtų su per mažais rūbais. Grinai, ten džeketas, ten pilvizas išlindęs, nu, nežinau. Fashion. Žodžiu, čia meti kapeiką, va, įmetė kapeiką ir sugalvoju norą ir jie maldelę kažkokią padaro, aš nežinau. Gaila, kad nepasakiau garsiai, koks mano noras buvo, nes norėjau, kad išsipildytų, bet pasirodo, mes tenai stovėjom ne eilėj. Už mūsų buvo belė kokia eilė ir aš išmečiau ir aš sugalvojau, kad nereikėtų tipo Japonijoje laukti niekur eilės, nes čia matau, kad čia daug žmonių ir kad bus ilgos eilės ir pasirodo, iš karto noras išsipildė, eilėj nebelaukiu. Bet pati šventykla, tai jinai labiau gal sakyčiau, jinai yra iš išorės apžiūrėti, viduj tai ten grinai nueini, įmeti kapeiką ir išeini realiai. Čia dar yra tenai parkelis. Žodžiu, čia kažkur, va čia, žinai, gali nueiti per tiltelį, pasukti dešinę ir į viršų. Ir po to svarbu į kairę nueiti. Čia, kur aš jau minėjau, kad žmonės tempia žmonės. O dabar keliaujame į kažkokį parkelį pasižiūrėti. Parkelį gerą, o po to gal kažką įsimesti burnytę. Nežinau, pažiūrėsim pakeliau. Pagrindinis dalykas, kodėl mes čia atvarėm, tai pažiūrėti, kaip žydi sakuros. Aišku, Tokijoj žydi tik tai kitą mėnesį. Šią akimirką yra 20 ar 21, bet mes čia būsim 3 savaitės. Galima, aišku, pažiūrėti yra, čia porą sakurų pražydėjusių. Va, bet
Parkelis irgi paprastas. Aš nežinau, ką jie skaito į žymių. Ai, kodėl čia skaitosi žymus parkelis, nes čia kai žydi sakuros, nes čia visur sakuros yra ir čia tik tai keletas yra pražydėjusių, bet kaip minėjau, jo žydės tik tai už 2 savaičių Tokijoje. Ir būtent šitoj vietoj, kai jo žydi, čia visur būna rūžo ir todėl skaitosi šitas parkelis labai gražus, bet jos čia kol kas nežydė, bet mes grįšim į Tokijų, kada jos irgi žydi. Irgi galimai pamatysime. Nusipirkau už kas bananą, 105 jų pinigai. Tai nežinau, kiek čia yra, nedaug. Bet einam surasti atsės, kur pakramtyti. Ne ant saulės jį galima, ačiū. Čia net benamiai išmanus. Čia tokias chatas pasistatė, batus pasidėjęs, kad vidytų ir jisai toj dėžiai pats guli ir miega. Niekas nerūko laukia. Eidami niekas nerūko. Čia yra va tokie smoking roomai. Tu ateini ir čia viduje rūkai. Laukia, jeigu kažkur taip ateini, negalima rūkyti. Ar nepriimtina. Irgi fainas dalykas. Naujas bairis čia pas juos, matau, yra, tai į parką atėjo, žinot, ne kadekį pasities, o palapkės. Jie ateina į parką ir palapkė tiesiog įpisa, karočią. Va, dar viena palapkė. Čia palapkė. Sekantis minusas, kad jau 10 minučių nešuosi šitą banano žievę. Aš nesprantu, čia niekur nėra šiukšlių ant žemės, nu literaliai, nemačiau nei vienos šiukšlės, bet čia nėra šiukšlių dėžių. Kaip čia taip yra padaryta? Atvarėm į lokaciją. Kas čia šaika vyksta, visokie gėrimukai, viskas čia tokie, čoko, desertukai, tokio nėra, ne, dabar tokio, Jesus Christ. Taigi, truputį pasistiprinom, aprašymę paliksiu TikToko linką, kur padariau mini apžvalgėlę, ką ragavau. Net nežinau, realiai vos neapsirėmiau, bet nu tiek pat. O dabar keliaujam toliau link observatorijos. Tai va, taip atrodo bilietukas ir keliaujame toliau. Atrodo, kad mano noras nelaukti eilėje neįsipildė. 345 aukštai. Taigi, pagaliau užkylame, dabar pažiūrėsime, ar buvo verta. Jum nesimato, bet tenai va tasai kalnas Fuji. Yra restoranas čia kažkoks, bet gaila, kad mes pavalgėte. Šampanyzė. 634 metrai. Aš nežinau, kodėl tenai parašyta floor, bet čia viskas metras. Ten, kai aš sakiau, kad 305 aukštų, parašyta floor, bet ten nėra 305 aukštų, ten yra 305 metrų aukštas. Visai nieko čia ta observatorija, tik tai galėtų, nežinau. Aš ją labai lyginu gal per daug su Amerikos observatorija. Neįsardė tą žodžią. Kur, kai žiūrėjau Amerikos vlogus, tai žinot, kur ten su tais rutuliais permatomais, ten į viršų užkilti, ten kur akis ašaroja. Nu va tokia va tema. Tik kas nežiūrėjot, galit nueit pažiūrėti. Stiklinės grindys. Jeigu, aišku, čia bus įmanoma praeiti kažkaip. Nėra daug žmonių, bet čia visi įsipisinėja. Dvigubas stiklas tai neįdomu. Per mažai ekstremo, kaip sakoma, žinai. Aš noriu biškį, daiva. Tai jau išėjom, nusileidom. Čia jau belekas vyksta, nebežinau net iš tikrųjų. Bet keliaujam namo, tai varysim iki metro. Keliaudami atgal keliausim pro tą šventyklą, tai pažiūrėsim, kaip jinai atrodo vakare. Turėtų galimai gražiai atrodyti, turėtų būti daug visokių lempučių. Nu, žodžiu, pažiūrėsime. Gerai, visai vakare čia tikrai gražu. Pirmos dienos overallas, aš gal taip pasakyčiau, kad iš tikrųjų kažkodėl aš tikėjausi iš Japonijos daug daugiau, bet turbūt aš tikėjausi daug daugiau dėl to, nes aš labai dažnai žiūriu kokius ten podcastus, žiūriu Katlerio kontentą ir jis apie tą Japoniją čia belekai pizda hypina. Jo, ten tūlikas tasai kosminis yra, aš dar jums ten po to parodysiu, ten atsisėdi šiltą, subinę, praplauna, bibi pasmauko, nu visi, karočią bairį, ten yra įdėti, karočią tą tūliką. Bet kol kas, nu nežinau. Taip, aišku, pirmą dieną pažiūrėsim, kas toliau bus ir gal pačiam Tokio nieko gero, bet varysim į Osaką, į Disneylandą, į Universal, nu žodžiu. Keliaujam. Čia tokį skersgatvį galima sakyti. Jam, nu taip, žinai, tamsu ir aš taip pagalvoju, nu kitose šalyse yra, kur įeini tokį tamsesnį, nors ir tipo 8-9, įeini ir taip biški nejaukų. Nu taip pagalvoji, žinai, kad, blet, kaip liauja čia, jeigu kažkas prisipisa, dar kas, nu toks filmas. O čia eini, nežinau, jeigu prisipisa, tai jaučiu žvent pradėčiau. Ką jie padaryt gali? Jie man grinai iki bybio, aš jeigu ruošiuosi staigų daryti posūkį į kairę ir dešinę, aš turiu tipo ne iš šono žiūrėti, aš turiu va taip per
Bet žiūrėti žemyn, nes aš jos mindau, karočią. Įdomu, ar dar šita mafija dar tipo, neegzistuoja, ne, nu, kad kažkas kažkur mūvina, nes tu tai jaučiu, kad jie ten ir metro pem, bet jaučiu vis tiek baisu. Yra tai žinokit dalykas, jeigu žmogus yra nupysęs žmogų, tu jam žiūri į akis, tu matai kiaurai, kad karočią, negeras žmogus kiaurai tave žiūri visada. Ne jau šitoks, bet tas jau ir skersgatviukas, kaip aš minėjau. Jis ir gal iš savęs nėra labai toks baisus. Gal ne baisus jisai iš savęs, nes labai tvarkinga. Va čia bijot taip labai atrodo. Va šitam va mes buvom pačiam viršuje. Per šiandienos dieną, kai minėjau, kad čia nerūkoma gatvėse, yra tie smauk rūmai, tai aš dabar visur, nu, tipo, daug kur jau pastebėjau, kad parašyta, kad nei rūkoma, nei veipinama gatvėse. Turėjau hamurkę užsidaryti ir hotboxinti, tas Marlboro raudono, išlendi visas mirda. Čia kas per statulą, per subinę draugelį vinioja. Kokosas ir tas jo, tailandietis draugelis. Toyota parduotuvė, kur Priusas legendinis. Toyota. Tai labai populiarus va tokios mašinėlės čia. Tipo, nu va, pavyzdžiui, pasisukam, nu, va, važiuoja tokie minivanai visokie. Čia irgi va prieki vien minivanai. Minivanas važiuoja. Šiaip dar kažkam aktualu, įdomu, tai vairas čia irgi bardačiokiai įdėtas, kaip UK. Reikia eit per raudoną. Vėl į tokį skersgatviuką įlėki. Čia labai įdomus parkingas, tarkim, nu va čia kažkieno palata ir opas, parkingas. Pys atsigaro, nufilmavau, nusiųskite tokio governmentą, kad baudą gauti. Parkingas tai labai keistas mašina, nemeluosiu. Toks what the fucking čia irgi, čia pažiūrėkit kokie tie garažėliai. Ėjom ir kas čia? Galima pasakyti, kas čia yra? Čia gal džimas, gal čia džim pliusas naujas atsidarė, aš nežinau. Arijos irgi įdomus dalykas. Čia nelaikas eina, o čia matai, mato tokie rutuliukai yra žali, dingo rutuliukai ir pradeda mirksėti. Būna tie rutuliukai gal 6 į viršų ir jie vis po truputį po vieną dingsta. Vienas, kits ir pradeda va to mirksėti. Tai va, pažiūrėkit, kaip ir minėjau, va čia tie rutuliukai. Matot, va prie kamerytės, tai pala prizuminsiu. Va ten virš žmogiliuko žalia ir žiūrėkit, toj dings ir pradės mirksėti, va, ir mirks. Žmonių mažiau, turgelis nedirba. Pažiūrėsim, kaip čia vakare viskas atrodo. Kioskai visi užsidarė. Pats gerai, kai čia ramu. Vat reikėjo čia iškart vakare ir eit. Gal šaika parvežinė į bufeno, o buferino. O ką aš norėjau sakyti, čia žinokit, degradacija su šiukšlių dėžėm yra. Taginkit, kelkit šitą vaizdo įrašą visur, taginkit katlerį, kas čia per kūnė. Aš skarbonką jau nežinau, 15 minučių nešiojas. Nu, taip, palyginu su dienos metu ir dabar čia kaip fukas. Tuose kajutkose ateini ir tenai yra geras arba blogas tau pranešimas, nu, tipo, nuspėja tavo ateitį. Ir jeigu gauni blogą, tai kad jisai tau net neštų tos blogos energijos, tu jį čia va turi užrišti, o jeigu gauni gerą, pasisekė tau. Viskas, paskutinė stotelė, keliaujam į 7-Eleven. Dar kažkada reikės padaryti 7-Eleven turą, bet aš visus šitus trumpus dalykus sukelsiu į TikToką, jeigu kam bus įdomu, aš jums viską paliksiu aprašymą. McDonald's review, 7-Eleven review, visus šitus, kad neapkrauti video blogo. Dar vienas dalykas, tai vat, kai lipi laiptais, čia būna grinai, kad kairė pusė lipti viršų, o dešinė tik tai žemyn. Super tvarka čia yra, nu, tipo, viskam. Atvarėm iki viešbučio, o čia koks štuka, karočiai, čia jų vietinių, jie čia riekauja, mėto šiuklės, kas daro? Čia vestuvės gal kokias, belekas vyksta, žinai. Skambinkit katlerių. Tai va, pabėgom iš vestuvių, esame jau beveik prie savo kambario. Va, jau dabar visi į kambarį ir susitiksime rytoj. Ir norėčiau žinot, ką aš jums pasakyti? Kitame vloge matysite. Taigi, nauja diena, jau mes galime sakyti lokacijoj, nauja šventykla, naujas parkas, o po to eisim prie didžiausios perėjos, turbūt Japonijoje, nežinau.